Tai labas visiems. Susitinkame vėl įkvėpti karjeros kelionių podcast'e. Šiandien turime svečiuose Vytenį Šidlauską, kuris yra Alliance for Recruitment partneris ir bendro įkūrėjas. Šiandien kalbėsim apie rinką, apie tai kokie yra mitai, ar iš tikrųjų yra riba, kai jau esame per seni keisti karjerą, kas mus stabdo nuo karjeros keitimo, kaip pasiruošti, kokių klaidų nedaryti, ką žinoti ir kaip tai padaryti sėkmingai. Labas, Vyteni. Labas. Ar kažko galbūt nepaminėjom apie tave, arba galbūt galėtum kažką dar pridėti? Dar galėčiau pridėti, kad yra tekę konsultuoti daug žmonių, kurie keičia darbą. Pačiam darbą teko keisti prieš 15 metų, bet aš labai daug teoriškai žinau. Galėsiu pasidalinti. Super. Su kuo dažniausiai susiduria žmonės, keisdami karjerą, galbūt kažkokių yra vidinių įsitikinimų, ką esi pastebėjęs? Turėjome kardinaliai keičiant ar tiesiog keičiant darbą? Galbūt kardinaliai, kada jie nori pakeisti. Didžiausia problema, kad reikia susimažinti atlyginimo lūkesčius stipriai. Ir nebūtinai visi apie tai pagalvoja. Norint drastiškai keisti karjerą kaip specialistui, Taip. kartais iš 3 reikia dalinti. Iš 3? Būna. Iš 2 tai tikrai. Tai tas ateina kaip šokas, nes vis tiek yra iliuzija tam tikra, kad jeigu aš kietas vienoje srityje, tai vis tiek būsiu visai kietas ir kitoje, bet tave perkančioji organizacija kitaip galvoja. Tai ten dažnai iššūkių būna. O kiek žmogui reikėtų psichologiškai pasiruošti, kokiam laikotarpiu jisai tada turėtų susimažinti tą atlyginimą? Nes vis tiek reikėtų turbūt jam pasiplanuoti. Aš manau, kad porai metų tai tikrai, dažniausiai. Dažniausiai. Vėlgi klausimas, kaip stipriai tavo yra dabartiniai įgūdžiai perkeliami tai kitai sričiai. Bet mes jau kalbam apie kardinalų keitimą nuo inžinerinės pozicijos į vadybinę arba atvirkščiai ar dar kažkaip, tai ten tie įgūdžiai neatsiranda per 12 mėnesių. Tokie, kurios tu rinkai gal 10 metų savo srityje. Tai tas yra neišvengiama, bet čia yra viena tik tai dedamoji. Kita dedamoji yra, su kuo susiduria žmonės, kad norint pakeisti sritį, bet kartais netgi darbą, o ypač kai sritį, reikia proaktyviai save pardavinėti. Nes tavo CV už tave nebedirba, jeigu tu keiti sritį. Tu kažkaip turi parodyti savo motivaciją, kad aš dabar noriu tapti programuotoju. Čia gerai, labai tokia klišinė. Bet labai daug kas apie tai galvoja per pastarosius 10 metų. Kas dabar vyksta rinkoje, ar daug žmonių taip kardinaliai keičia, ir ar dar yra tas, kad visi dar labai IT sritim susižavėję? Labai daug nėra, kad keičia, bet kai 10-metį visa media pumpuoja, kad IT sritis yra labiausiai apmokama, geidžiamiausia, atlyginimai greičiausiai auga, nenori, tai užprogramuoja žmonių sąmonį ir pasąmonį, kad čia yra kažkoks kelias į rojų. Ir tada tavo senasis CV tau nebedirba. Arba dirba minimaliai. Žiūri, darbdavys sako, dirbai normaliuose rimtose kompanijose, kažką nuveikiai, dirbt moki, bet iš tavęs inžinierius tai nulinis. Tai kaip dabar save supozicionuot, kad aš Vytenis buvau labai kietas rekruteris, dabar būsiu kietas programuotojas. Bet vis tiek žmonės turbūt prieš keisdami karjerą eina į kažkokius kursus, mokymus, nepradeda nuo visiškai nulio. Be abejo eina, bet vėlgi grįžtam prie to, kad kardinalus srities keitimas tai nelygų pusės metų kursų praėjimas. Jeigu ten tavo visi kolegos aplinkui bus ten 5, 7, 10 metų kiekvieną dieną dirbę tą darbą, mokėsi tobulėję, o tu pusės metų kursus išlaikęs, sunku darbdaviui sakyti, tu toks pats kietas, tau mokėsiu medianą. Tai yra čia tie 2 dalykai, kad bet su visko galima dirbti ir gyventi, tu gali žaisti tą ilgą žaidimą. Išsirinkęs kažkokią sritį arba kuri labai yra perspektyvi, greitai auganti, arba ta, kuri tu labai žinai, kad tai yra tavo. Aš dirbau tą darbą, bet ten pardaviau sielą, dabar noriu sielą susigrąžinti ir dirbsiu tai, ką myliu.
tai tu ten gali žaisti tą ilgą žaidimą ir per daug nepergyvent, kad trumpuoju laikotarpiu tau reikės lūkesčius apsikarpyti. Finansinius iš vienos pusės, bet yra kita dalis, nemažiau svarbi - savivertės. Kaip mane vertins? Ar mane vertins kaip naujoką, kuris nieko nesupranta, o man jau 35? Ar mane iš karto vertins kaip specialistą? Naivu tikėtis. Nu, tai tuos du dalykus, su jais juos priimti, susitaikyti, kad aš tą darau dėl ilgo žaidimo ir trumpuoju laikotarpiu aš nebūsiu nei kiečiausias, nei brangiausias. Čia su savo ego reikia susitarti. Reikia. Ir daug labai žmonių, kuriuos aš esu sutikęs, kurie norėjo kardinaliai keisti sritį, vieną iš šitų dviejų dalykų sustabdė. Arba vienas, arba abu. Vienus labiau finansai, įsipareigojimai, kitus palauk, sako, ne, aš negaliu eiti ten, kur būsiu vyriausias ir mažiausiai suprantant. Jo, nes realiai viską reikia pradėti nuo visiškai nulio. Iš naujo, jo. Ir tu tada konkuruoji su labai labai daug žmonių. O tai koks tada būtų receptas, kaip šituos du punktus, negaliu pasakyti apžaisti, bet juos praeiti? Aš sakau, vieną žingsnį atgal, suprasti, ar tu tikrai nori keisti tą sritį ir kodėl. Labai dažnai žmonės ilgai su savim pasišnekėję supranta, kad jie nesritį nori keisti. Jiem reikia pokyčio. Ir jie galvoja, kad dirbant tokį patį panašų darbą, to pokyčio nebus užtektinai, kad jis vėl jaustųsi gerai. Labai įdomi mintis. Ir tada, kai eini gilyn, o tai yra tai, kas daro, supranta, kad net turbūt nedarbas yra esmė. Jiem reikia pokyčio, jiem reikia vėl emocijos. O ta emocija nebūtinai darbo užduotis yra tau teikti geras emocijas. Tai tikrai yra labai įvairus spektras žmonių, kurie kartais pradeda nuo to, kad viskas, mesiu, eisiu, atsidarysiu mažąją bendriją futraką. Ir baigia tuo, kad palauk, man čia visiškai su darbu nesusiję. Čia gal su mano gyvenimo faze, gal su mano santykiais, gal su dar kažkuo, bet čia darbas yra, kaip mes sakom, kadangi daug samdom žmonių klientam nuolatos, tu susiduri su daug labai kandidatų ir supranti, kad jeigu kažkas žmogui ne visai yra okei šiuo metu gyvenime, jis nesijaučia pilnas, darbas dažniausiai būna pirma auka, kuri krenta. Tas lengviausia. Va, pavyzdžiui, kas vyko po COVID-o. Per COVID-ą visi mobilizavosi ir dirbo ekstra, nes buvo absoliutus neaiškumas, kas čia bus, mane atleis, visus atleis, čia šakės pasaulis griuva. Ir atsimenat, kiek visi dirbo. Šeštadienį tapo normalu dirbti, iki 8 vakaro, visi ten perdegė, bet turėjom jėgų. Visi turėjom jėgų, nes ten buvo biški nuėję į tą tokį išlikimo režimą. O kaip dabar atrodo rinka šitoje atveju? Tai va dabar po šito, tada atėjo šioks toks nusiraminimas, ar ne, kad nieko, čia mūsų visų neatleis, čia viskas bus gerai. Tada atėjo karas, vėl mobilizacija. Jau ta psichologinė, nebūtinai per darbą, bet apskritai buvom strese didžiuliam. Manau, kad dar ir esam šiek tiek. Bet to momentinis jis buvo, ten tas vasaris, tai, atsimenat visi, tiesiog. Tada vėl kažkaip tas normalizavosi ir aš atsimenu dabar puikiai nuo kokių 23 metų pradžios prasidėjo nuolatiniai skambučiai mums įvairiausių pažįstamų, draugų, kandidatų, kurie sako, aš jau kelių ragelį senam pažįstamui, matau, 5 metus nešnekėjom, tikrai darbą nori keisti. Labas, sako, Vyteni, žiūrėk, sakau, stop, nori darbą keisti. Iš kur žinai? Sakau, pusę Vilniaus, žinok, dabar taip. Ir aš išvedžiau tokią teoriją. Turėjom vieną labai stiprų stresinį laikotarpį, tada antrą ir tada buvom visi labai stipriai susimobilizavę, o tada, kai šiek tiek atsipalaidavom, mums vėl reikia kažkokio pokyčio. Ir tuo metu taip stipriai sukrito, kad atrodo, kas antras ieško čia toks dopamino siekimas. Naujos emocijos. Ir kaip tą naują emociją lengviausia dabar gauti, nepakeitus gyvenamos vietos, šeimos ir dar kažko? Darbas. Ir tas darbas daug kur iš tikrųjų buvo lengviausiai pakeičiamas žmogaus gyvenime kardinalus pokytis, kuris dar nėra pernelyg kardinalus, kuris ten jau man too much. Tai darbo keitimas dažnai yra apie tai.
O tu prieš tai irgi paminėjai, kad tie, kas kardinaliai nori keisti, tai eina ieškoti savo svajonės įgyvendinti, bet yra kita kategorija, kurie vaikosi to, kas madinga, kas dabar trendina. Kas dabar yra tos sritis, kur visi veržiasi? Vis dar IT? IT, bet sakyčiau AI. Nes dabar visi pasaulyje ieško AI talentų ir kažkaip neranda, nes jų nespėjo dar prisigaminti. Tai mes galėtume irgi, kaip valstybė, kaip rinka tenai skirti dėmesį, bet turbūt mes pavėluosim. Nes visi trendai žiauriai greiti, pas mus šiandien infrastruktūros, nei tų esminių inovacijų gal nevyksta, bet šiaip tai dabar, jeigu gauni daugiau tų užklausų iš tarptautinių kompanijų, kurios ieško talento ir staiga sugalvoja, rytų Europoje ten yra kažkiek to talento, tai turbūt 2 iš 3 užklausimai yra, ar turit AI. Visko, all AI. Nuo A iki Z. Pusę ten net pats nesupranti, ko jie nori, bet čia dabar yra labai trendy, bet jau net netrendy, gal čia jau tampa norma. O kad kažkokia kitas rytis būtų dabar jau tokia ant bangos kaip AI, tai nesusidurėm. Tai AI jūs atims iš žmonių darbus, nes čia turbūt vienas iš tų stereotipų ir mitų rinkoje. Manau, kad labai daug tam skiriama dėmesio, kad tai vyktų. Ir investicijų. Ir kažkada dalį darbų vienareikšmiškai. Tam jisai ir daromas, kad padaryt su žymiai mažesniais kaštais tą patį darbą. Realiai sukurti kažkokią tai pridėtinę vertę. Tai neišvengiamai, kai yra tokios didelės investicijos į tą sritį, aišku, kad kažkas jiem gausis. Bus tie robotai iš Teslos. Bet gal daugiau specializacija žmonių darbuotojų pasikeis, ne tai, kad darbą atims, nes čia kaip pavyzdys, tarkim, šviesoforai ar atėmė darbą iš policininkų. Ne, tiesiog policininkai šiek tiek kitom. Tai dalis darbuotojų turės persikvalifikuoti arba pasikinkyti tą AI, kaip nebūtinai prasipjauti kaukolę ir įsidėti Neuralinką, gal užteks taip. Bet vienareikšmiškai. Tai jau dabar tas vyksta, žiūrėkit, jau kiek daug dalykų mes nedarom, kuriuos darėm prieš ChatGPT rankomis, dabar jų nedarom. Tai ar atėmė iš mūsų darbus? Dar ne. Bet dalis ilgainiui yra mintis, kad dalis darbų turi išnykti. Ir tie žmonės turi kažką kitą veikti. Todėl kai kurios valstybės jau galvoja apie universalias bazinės pajamas, nes visi žmonės nepersikvalifikuos. O tu kaip valstybė, tu nori, kad jie pajamas gautų, nes žymiai blogiau yra, kai pradės negauti pajamų, dalis tavo gyventojų turės žymiai didesnių problemų. Tai aš tikrai ne futuristas ir nežinau, kaip čia bus, bet trajektorija kažkaip aiškiai atrodo, kad dalis darbų turėtų išnykti. O jeigu taip galėtume į ateitį taip šiek tiek pažiūrėti iš kiekvieno perspektyvos, kas yra tos kompetencijos arba įgūdžiai, kurių ateityje mums reikės ir ką tada dabar mokytis ir tobulinti, kad būtume pasiruošę? Žinai, koks yra pagrindinis reikalavimas beveik visų darbdavių, su kuriais mes kalbam. Ir tai yra ne techninis, ne patirties reikalavimas, kad dirbt norėtų ir galėtų. Ir čia ką jie turi omeny, kad gerėjant gyvenimui sparčiai, natūralu labai yra žmogiška dėti pastangų vis mažiau. Jeigu aš labai gerai susitvarkau su savo darbais, taip pusiau jos darydamas ir man dar atlyginimas kyla kiekvienais metais ir dar mane headhuntina, tai labai žmogiška nedėti ekstra pastangų. Dabar, kai rinka šiek tiek keičiasi, kartos keičiasi visą kitą, aš taip keistai gal kitaip žiūriu. Tai, pavyzdžiui, yra trendinančios kažkokios tai specialybės. Gerai, vieniems jos tinka, kitiems jos netinka. Gali vaikytis, gali nesivaikyti, gali pataikyti, tau patiks, nepatiks. Bet kas man atrodo yra visiškai universalu, tai yra darbo etika. Kad tu pilna koja stovi už to, kas tau yra pavesta arba ką tu sugalvoji. Darbo etika ir iniciatyva. Čia gali, nežinau, kiek jau mačiau sėkmingų žmonių ir juos samdančių darbdavių. Čia yra niekaip nesikeičiantis dalykas. O dabar darant, jis besidaro šiek tiek rečiau sutinkamas negu anksčiau. Kad ir kaip paradoksaliai taip skambėtų. Pavyzdžiui, dabar liktai šią vasarą rekordinis nedirbančiųjų jaunų žmonių skaičius Lietuvoje. Rekordinis. Ne dėl to, kad darbo trūksta.
o dėl to, kad vasarą fainai nedirbti. Bet tu pastebi, kad tai yra tik tai toj Z kartoj jaunų ar aplamai tas vyruoja? Vis labiau, aišku, kuo vyresnis žmogus, jis tuo daugiau atsineša įpročių iš savo viso gyvenimo, ne iš pastarųjų 10 metų, kai viskas augo dvigubais skaičiais, ne? Kas mūsų ten atlyginimų augimas sparčiausias Europoje. Tuo tarpu ir nekilnojamo turto to pačiu, nes jie kartu eina. Tai aišku, ir aš labai suprantu, įsivaizduokim, tu atėjai į darbo rinką prieš COVID-ą, po COVID-o, koks skirtumas? Per pastaruosius 7 metus, 8, 10. Kiekvienais metais tavo atlyginimas auga automatiškai. Beveik visur. Kiekvienais metais tu gauni vis daugiau darbo pasiūlymų, jeigu tik jau tampi kažkokiu specialistu. Bet čia aš norėčiau gal patikslinti, atlyginimas augo, kada žmogus keičia darbovietės? Dirbdamas. Taip, bendra atlyginimų infliacija Lietuvoje per pastarą 10 yra rekordinė. Niekur jie taip neaugo Europai. Tai kai tu augi tokioje aplinkoje, kai tu į tokią aplinką atėjai, tavo draugai visi darbą turi ir jį keičia ir užtrunka savaitę pakeis darbą, juos pačius darbą susiranda, kai tu tokioje aplinkoje susiformavęs, tai labai natūralu. Labai natūralu, nes tau atrodo, kad automatiškai tas potvinis, kuris kyla, visas valtis ir kelia. Ir mes negalime reikalauti, nieks negali reikalauti, kad tu būk įžvalgesnis. Žinok, buvo 99 metų krizė, eik tu savo, praradom santaupas, tada, žinok, buvo .com bubble, tada buvo. Palaukit, kol aš gyvenu, tai šiaip jau su limuzinais veža į naujoko induction day. Ir raudoną kilimą tiesiai į barą. True story, ne? Žinom. Tai normalu, kad nauja karta, kuri darbo rinkoje per pastarosius 10 metų, žiūri darbą kitaip. Kad darbas ne vilkas, aš į kitą susirasiu. Į darbą savęs viso sudėti nereikia. Reikia balansų. Labai normalu. Šiaip pastarieji tyrimai rodo, kad žmonės vis daugiau ieško prasmės darbe. Taip. Ar tai gali būti irgi susiję? Tai irgi yra super gero gyvenimo požymis. Taip. Mes negalim pasakyti savo tėvam ar seneliam, kokia tavo buvo, ar tu ieškoji prasmės darbe. Nes jiems svarbu buvo skis vaikelį, ten prasmė žymiai paprastesnė Maslow piramidai buvo. Jo. Ir tai ko mes labiau norim. Aš tai visai ne prieš, tegul žmonės turi tą problemą ieškoti prasmės darbe. Reiškia, kad visa kita overall mūsų gyvenime yra žiauriai gerai, taip gerai, kaip niekada nebuvo. Bet neatimant to iš kiekvieno žmogaus, kad jo situacijoje, jeigu jis nemato prasmės darbe, jis iš tikrųjų straglina. Jam iš tikrųjų sunku ir jis jaučiasi nelaimingas ir depresijos ir kas tik nori ir burnautai, jie yra tikri. Nesvarbu, kad jo močiutė sako, aš nesuprantu, mes į mokyklą eidavom 15 km, matė tas memus. Čia nesvarbu, tam žmogui jo kova, jo situacija gyvenime yra pati tikriausia ir jinai tokia yra. Tai, bet jinai labai natūralu, kad jinai susiklostė. Aš sakau, jeigu jau darbas tau turi teikti ir prasmę, ir malonumą, ir pajamas, ir svajonių išsipildymą, ir visą kitą, tai žiauriai gerai gyvenu. Tikrai. Bet kiek reikalavimų tada tam vienam darbui? Taip. Ir tada ir sunku susirasti. Mes pratę dabar, kad mūsų reikalavimai yra beveik visi pildomi, nes tokia yra, antiek yra gerai. Objektyviai žiūrint. Per ten 100 metų, 10-mečius, 1000, nesvarbu. Taip gerai, kaip dabar niekada nebuvo. O tai kas dabar daugiau renkasi? Ar darbuotojas, ar darbdavys? Darbuotojas rinkosi vienareikšmiškai labiau pastarosius 15 metų, kiek aš atsimenu šitoj industrijai. Praktiškai, po vienos iš tų krizių paskutinių. Tada darbuotojai pradėjo rinktis ir tas nepasikeitė. Dabar gal balansas šiek tiek apsilygino. Dabar tikrai matosi, kad nebėra to crazy visiškai, kur geras specialistas yra užverstas darbo pasiūlymais ir ten pusiau nori dirbti, pusiau nenori dirbti, nes tokia su aplinka taip suformuoja. Ir mes matėm įvairių čia jau rinkoje žinučių, kaip ten davai visi atgal į ofisą, arba baikit žaisti padelį per pietus ir joga turės būti po darbo ir šeštadieniais. Jau čia tas praėjo ir vis dar vyksta, tai dabar apsibalansavo. Ir tas matosi kodėl tas įvyko. Darbo skelbimų skaičius yra mažesnis jau porą metų
negu buvo tada, kai viskas užaugo, kai buvo išmesta daug milijardų į rinkas po COVID-o. Tai dalis tų milijardų ar milijonų atėjo, aišku, ir mūsų rinkai labai išputė, visos įmonės turėjo pinigų, pinigai nekainavo, finansuotis gali ten praktiškai už nulį, aukti, samdyt. Tai tas buvo netvaru. Bet mes visi tuo metu galvojom, kad čia yra normalu ir tas, gal ir nebus tas augimas toks greitas, bet jau kad nieks nekris, tai jau tikrai. Vat ir atėjo. Ir pradėjo kristi ir staiga dalį įmonių problema yra nebe ta, kaip padaryti dar fainesnį ir jaukesnį ofisą ir kaip dar suinvestuoti į daugiau vakarėlių ir dar geresnius draudimus sveikatos ir dar daugiau naudų, bet įmonėm atėjo staiga klausimas, palauk, o kaip vėl pinigus uždirbu? Aha, reikia persiorientuoti ir tas vėlgi toj pačioj Maslow piramidėj porą laiptelių žemyn nukrito daug verslų ir ten labai greit buvo padaromi sprendimai. Viskas fine, ką mes darėm, bet dabar negalim savo to leisti. Ir vėl tampa svarbu ta klasika, ką mes kartu čia sukūrėm, ar mes kūrėm pridėtinę vertę, ar mes tvarus, ar mes sugebam uždirbti pinigus. Bet aišku, dar nemaža dalis rinkos dirba įmonėse, kurios pinigų čia neuždirbinėja. Tai ten dar nebūtinai atėjęs toks stiprus skersvys. Nes pinigus uždirbinėja kažkas ten motininiai kompanijai, ten už jūros ar ten už 2. Tai čia dar vis tiek yra viskas laisviau. O ką patartum mūsų klausytojui, kuris dabar dirba kažkokį savo darbą, bet masto, gal man čia reikėtų keisti, kas rinkoje dėsis, taip šiek tiek paprognozuok į ateitį. Labai individualu, bet išskirkim du tipus. Vienas tipas žmogaus, kuris gali sau leisti ilgai neturėti kito darbo. Kas yra ilgai? Kas jam yra ilgai. Bet jeigu pusę metų bent jau gali komfortabiliai gyventi ir nepulti, imti bet kurio darbo pasiūlymo, tada aš sakau, elkis kaip jautiesi. Nori viską mesk. Turėk pagalbę, nes tau sekančio gero darbo paieška gali užtrukti. Bet čia turbūt kaip nuo pusmečio mes pradedam. Niekad nevedėm tokio vidurkio. Didžiai daliai žmonių pusę metų nesuras gero darbo jau yra problemų. Jiem patiems su galva prasideda tikrai sunku. Taip, savivertės, visi klausimai finansiniai. Todėl aš sakau, pusę metų turi turėti. Bet čia turbūt pusę metų mes kalbam tada, kada žmogus nesusimažintų netgi savo išlaidų, nes jeigu susimažina savo išlaidas, tai jam tas periodas dar turbūt sutrumpėja, nes dar sunkiau yra atlaikyti. Taip, tai dėl to kažkaip taip, bendras toks dažniau patarimas, nes pradžiai tu ten nepuoli greitai ten staiga visko ieškot, tau dar pradžiai galvoji, kad čia 1-2, kažkas man paskambins, ten kažkam savai išsiųsiu ir bus, tas užtrunka šiek tiek laiko, tada ateina supratimas, kad šiandieniniai rinkoje tavo pagrindinis darbas yra gauti interviu. Tada jau kaip tau seksis, taip seksis, bet didesnė konkurencija dabar tau yra iki interviu, nes aplikantų skaičius yra gerokai didesnis negu galim šiek tiek apie skaičius pakalbėti, kiek pakilo kandidatų skaičius į tą pačią vieną poziciją ir su kiek žmonių konkuruoja darbo pokalbį? Darbo pokalbį dažniausiai imant vidurkius. Darbo pokalbį, bent jau iš mūsų patirties, mes savo klientam turim nusiųsti bent 5 kandidatus, kuriuos mes jau esam pakalbinę ir dalį jau atmetę. Tai čia kalbam apie antrą etapą. Kandidatų į antrą, darbdaviui tik pirmą, tada darbdavys gali dar 1, 2, 3 padaryti. Tai bet kuriuo atveju didžioji 80% atrankų turbūt spėju, ne tik pas mus, bet rinkoje turbūt užsidaro iš nedaugiau kaip 10 kandidatų, su kuriais kalbėsi. Būna kažkas su 20 kalba, bet nieks nenori gaišti tiek laiko, nori kažkaip atsifiltruoti. Bet tų aplikantų dabar yra daugiau. Tai dabar ir tą 10-uką patekti sunkiau. Tai abiem atvejais, ar tu turi pusę metų, o jeigu tu neturi pusę metų ir tu sakai, aš noriu keisti darbą, bet aš jį galiu sau leisti keisti tik tai
šiandien išeinu ir už savaitės kitur pradedu, ar ne? Tik tai toks mano atvejis. Tai tam aš sakau, šiandien būti žymiai atsargesniam. Nes yra dabar dauggi atvejų, aš išeisiu į niekur, pailsėsiu, viskas to tvarkoj. Bet tu turi turėti omeny savo kontekstą, ką tu savo gali leisti tiek finansiškai, bet ypač psichologiškai. Finansai dar vienas dalykas, bet sakau, aš labai daug susiduriu žmonių, kur problema net ne finansai spaudžia, bet pradeda jie savim abejot, kai 3 mėnesius negauna oferio, pavyzdžiui. Kaip jiems savo padėti šitą vietą? Galima kažkaip psichologą pakvieskim. Bet žmonės bijo ir pas psichologą eiti, nes, taigi aš neturiu tokios problemos. Čia dar rimtesnė tema. Kiek žmonių turbūt tiek ir įvairiausių pagalbų yra, bet kiek aš su tokiais žmonėm kalbu, daug kas net nesusimastė prieš, kad taip gali nutikti. Tai dabar mes kalbam, kažkas išgirs, čia jau dalis pagalbos yra, kad pasiruoši kitaip tada viską. Jo, kad taip nutinka daugam, tai reiškia, nebūtinai su manim viskas negerai. Nes pradžioje, kai tu gyveni toj savo vienoj linijai, savo gyvenimo ir tau nesiseka pakeisti darbo, tai tu visos strėlės taigi save. Ir aš su kuriais kalbu, sakau, žinokit, ten čia rinka kokia bloga, nerand darbo, padėkit. Sakau, aha, ir su kiek įmonių kalbėjai. Išsiunčiau 3, vieną pokalbį turėjau, sakau, kiek čia laiko praėjo, sako, 1,5 mėnesio. Sakau, tai visiškai tada trukmė tampa ne rodiklis. Tam žmogui ta trukmė jau pradeda veikti. Šiau 1,5 mėnesio. Aš žiūriu visiškai iš kitos pusės. Tu 3 įmonėm pasakai, kad tu nori keisti darbą ir pagal tai jau sprendė apie save, kad tu niekam tikęs. Ir kad rinka niekam tikus. Sakau, visiškai blogas matavimas, sakau, kai su 30 kompanijų arba sukontaktuosi, arba pakalbėsi, arba bent save nusiųsi, tada kalbam. Nesakau, tu jau save dabar nusibaudi, nors nėra dėl ko. Tu nieko nepadarei dar, kaip ten, vis nelaimi loteriją, kiek bilietų pirkai 0. Čia yra lygiai tas pat analogija. Bet žmogaus, aš esu matęs tą daug kartų, žmogaus galvoje, tai jau jam pradeda kišt koją. Jis jau save nuvertina ir tada jau sekantis interviu jau yra toks stresas. Nes čia yra visi mano kiaušiniai sudėti ir dabar aš jau turiu pavaryti. Kas būna, kai tu ateini su tokia įtampa? Nieko gero. Kas būna gerai, kai tu ateini ir sakai, aš dar 5 pasiūlymus turiu. Galim kalbėtis. Tada, yra tas toks įdomus paradoksas. Kaip ir santykiuose, taip ir su darbu. Ir aš tada kalbam su tai žmonėms, sakau, čia turi būti normalu, tau žiūrėti šitą procesą kaip į pardaviminį procesą. Kad tu turi pasidaryti įmonių sąrašą, tą klasiką, kurios visi nenori daryti. Įmonių sąrašas, kontaktai, sugalvo kaip į kito kontakto nueiti, ar tiesiai parašyti, ar kažkas tave parekomenduos, ir taip toliau ir panašiai. O, sako, ten čia dirbti reikia, sakau. Sakau, nereikia. Sakau, šiaip tai nereikia. Absoliučiai nereikia. Bet tada tuo pačiu nereikia ir turėti lūkesčių, kad tu dabar tave visiems. Sakau, jeigu tu niekam nepasakai, o čia yra būtent tas sakymo būdas, ne, kad tu open ir tu tiems gal tinki. Tai tada ir neturėk lūkesčių. Bet mano darbas ten visą laiką pats susirasdavo, sakau, šitą istoriją tai aš esu girdėjęs 1000 kartų. Visus, atrodo, darbas pats susirasdavo. Bet kai pasigilini, tai nebūtinai, žinai. Tai žodžiu, jau nebėra taip, kad LinkedIn'e, jeigu pasirašysi, kad ieškai darbo, tau čia pradės plūst pasiūlymų. Visko yra, kai kuriem tai bus. Bet dabar gerokai mažiau negu anksčiau. O dabar palieskim kitą istorijos pusę. Tie žmonės, kurie nusiunčia per mėnesį 100 CV ir negauna jokio, tarkim, pakvietimo į darbo pokalbį, kame tai gali būti klaida, ką jie daro negerai? Spėju, nežinau, kad jeigu 100 CV išsiunti per savaitę ar per mėnesį, tai gal siunti įvairiausias pozicijas ir labai didelį jų spektrą, ne? Nes, ir dar tą patys. Kad vienu metu būtų tiek tau tinkamų darbo pasiūlymų ir nieks tavęs nekviestų į pokalbį, yra mažai tikėtina. Labiau tikėtina, kad tu tiesiog šaudai per tą, tu spamini rinką. Tai kodėl spamas kai kuriam padeda? Iš to 100 kartais vienas iššauna. Bet aš sakau,
Čia mes turim mažą rinką, mes gyvenam gan mažoje rinkoje. Niekada nebus daugybės tau tinkančių pasiūlymų. Kiekvieną dieną, bet kurią dieną atsidariau, sąrašas. Nu, nebent tu buhalteris su anglų kalba arba vokiečių, tada visi bus. Tai mano požiūriu atrodo, nuvaduosiu analogiją. Įsivaizduokit, renkasi, eilinis lietuvis renkasi automobilį. Ne? Jis visus skelbimus yra pražiūrėjęs, mintinai jos moka. Yra pažiūrėjęs užsienio skelbimus, žino kainų skirtumus, jis žino visas komplektacijas. Yra 2 ar 3 Exceliai padaryti, ar ne? Kai kurie ten vos netrekina, automatiškai įdeda notificationą, kad yra naujas automobilis. Tada su draugais pašneka, formus pražiūri, YouTube, pravažiuoja su 5. Nu ir tada galiausiai jisai renkasi, kur išleisti pinigus daiktų, kuris nuo rytojaus pradės nuvertėti. Normalu. Kažkodėl visiems labai normalu. Nu, automobilis vienas pavyzdys, kažkas kitas kažką renkasi kitaip. Bet to pačiu procesu. Dabar, jeigu tą logiką pritaikytum darbo paieškai, nu, būtų turbūt tarp kelių procentų žmonių, kurie tiek įdeda pastangų. Bent jau aš, kiek mačiau, ir tokių pokalbių su žmonėm turėjau ne 10, ne 20 tikrai, turbūt jau virš 100. Aš sakau, aš to papasakosiu, kaip aš daryčiau. Nu, va tą researchą, pardavinį darbą, va taip kaip automobilį rinktis, žinai. Ir sakau, ir tikimybė, kad tu tą darysi, turbūt yra 2 procentai. Bent jau iš to 100 aš, keletą tikrai žinau, kurie va taip širai pasidėjo. Aišku, ne visi man ten raportavo, tai aš statistiką čia nevedam. Bet kažkas yra, kad mes ten skirti dėmesio ir pastangų nenorim, o ten, kur išleis pinigus, labai norim. Gal, kad ten perkam, o čia bandom save parduoti, ir kada save parduoti, jau kažkaip, čia su savirata gal kažkiek susiję. Manau, kad labai daug susiję. Kad kaip ir nepatogu. Vienas iš dalykų, kuris jaučiu tikrai yra susijęs, kad jeigu aš to įdirbio nedarysiu ir man nepavyks susirasti darbo, viskas okei. Nu, aš neįdėjau pastangų, neturiu rezultatų. Ta pačia rinka kalta, nes niekam nereikia aš čia to. Bet jeigu aš dėsiu tas pastangas ir tada man nesigaus, liksiu aš vienas prieš veidrodį. Nu, čia žinot, kaip egzaminam esam ruošiasi, kur ta prasme, netgi laidą, kokį nors duokim garo, esu net žiūrėjęs laidą, kad tik nereiktų mokytis egzaminui, nes ant tiek nenori. Bet iš dalies matyti ir dėl to, kad galvoju, įdėsiu pastangų, bus tam blogai, tai kaip ir logiška. Tai va dalis žmonių nenori dėl to. Kita dalis yra būtent ta, kaip aš čia save siūlysiu. Ir kas įdomiausia, netgi žmonės dirbantis pardavimuose, ir aš ne kartą tokio susitikęs, aš sako, pardavinėti galiu bet ką, smėlį dykumoje. Bet palauk, sakau, tai va čia yra lygiai tas pats procesas, dabar tau, sako, turim tai, sako, aš niekada taip negalvoju apie darbo paiešką. O man, pavyzdžiui, tai yra, irgi buvo eye-opening. Sakau, tu dirbi pardavimuose, čia tas pats procesas, tik tai prekė kita, bet tas žmogus net nesuvedė. Ai, sako, palauk, tai reiškia, jo pasąmoniai niekaip aš tavęs nepardavinėsiu, jis net nemato, kad čia yra tas pats. Jokiais būdais. Ir čia yra dar mūsų ir kultūrinio paveldo. Mums siūlyti save, tai yra kažkoks, nefasonas. Taigi, vaikeli, būk savo vietoj, ten, žinai, neišsišok. Visi šitie mūsų dalykai veikia čia. O šiaip dar įdomią statistiką prisiminiau, kad vyrai aplikuoja darbo poziciją, kai atitinka, ten 20-30 procentų darbo skelbimo, o moteris, kai jau viską pilnai, ten vos ne 100%. Ar esi tą pastebėjęs ar ne? Taip, procentų nežinau, bet tikrai. Taip. Ir labai džiaugiuosi, vis dar moteris ir vyrai yra skirtingi. Ačiū Dievui. Ir tame nematau nieko blogo. Visi daro patį savo sprendimą. Bet yra to, kad gal ir šiaip vyrai drąsesni šokt nuo tilto į vandenį. Tiesiog. Kaip tas padeda arba trukdo darbo paieškoje? Aišku, padeda būti drąsesniam ir mažiau overthinking. Kodėl padeda? Nes tu savęs netaip stabdai. Turėjau praeitą savaitę būtent tokią diskusiją su sena gera bičiulė, kuri pirmą kartą po ilgo laiko darbo ieško. Ir irgi labai natūraliai sako,
nu, čia, sako, toj rinkoje nėra kur man eit, nu, jinai yra tam nišiniai gan specialybei. Nu, tai mes pradėjom kalbėti, o kiek tu įmonių žinai, kiek tu ten pažįstamų turi. Nu, sako, nelabai, bet to researcho dar nedaro. Sakau, žiūrėk, šitą tu pažįsti, nes žinau, kad kartu mokėmės, šitą tu pažįsti, nes žinau, kad kartu dirbo šitą. Jin taip žiūri, sako, kaip tu čia, sakau, nu, atsidarai LinkedIną ir žiūri. Ir ten, sakau, šitam skambini kvieti pietų, šitam skambini kvieti pietų. Jie su tam pietaus vien dėl to, kad jūs pažįstami, o tada tu išsiaiškinsi daugiau, ką ten ta įmonė veikia, kas iš vis rinkoje ieško. O sako, čia taip paprastai, sakau, jo. Sako, aš vieną žinutę per LinkedIną rašiau 0,5 valandos. Nes taip nedrąsu save siūlyti, tu galvoji, kad gal tu vertės nesukuri tam žmogui kažko ten, nu, siūlydamasis. Tai vat į tą atsakant, kaip lengviau, kai neoverthinkini ir nerašai laiško pusvalandį, o parašai per pusvalandį 30 žinučių savo pažįstamam LinkedIne, o tai padeda. Nes nu, rezultatas galiausiai bus kardinaliai kitas. Tu išleidai tą patį pusvalandį. Bet kaip manai, va šita situacija yra dėl to, kad tavo pažįstama buvo moteris, ar kad jinai po ilgo laiko, ar both? Nu, žinočiau atsakymus į tokius klausimus, tai dar turėčiau 5 verslus. Nežinau, gal vis kombinacija abiejų. Tikrai matosi, kad vyrai drąsiau šokinėja nuo tiltų. Ir nu, turbūt tada ir pasiūlymų ją. Ir taip, čia yra tas skirtumas. Ir sakau, nei mes jo pakeisim, nei mūsų tikslas pakeisti. Arba kaip čia tiesiog, mes esam skirtingi ir valio. Ar ta drąsa padėtų? Taip, bet tas atsargumas gal padeda daugybė kitų gyvenimo sričių, kurios irgi tiek pat svarbios ir ypatingos. Tai, bet taip, kai tu ilgai nesiieškojęs darbo ir tau tenka, natūralu, kur tie įgūdžiai, arba iš kitos pusės tai tampa labai big deal. Man anksčiau darbas ateidavo pats, dabar man reikia ieškoti. Su manim kažkas negerai. Viskas su tam gerai. Tiesiog. Kaip tada yra su vyresniais darbuotojais, kandidatais, nes čia turbūt vienas irgi, tai yra lyčių stereotipai ir yra tai, kad, aš jau vyresnis, neįvardinkim metų, nes čia taip irgi varijuoja, dabar kuo toliau, to atrodo tas slengstis irgi keičiasi. Manęs niekam nereikia, niekas manęs nesamdys, aš jau čia per senas kažką daryti, kažką keisti, naują mokytis. Yra to rinkoje, yra. Kol darbdaviai gali rinktis, nes tai dažnai ir su kaina susiję. Vyresnis žmogus dažniausiai yra brangesnis. Natūralu. Tai čia ne tik gal ta diskriminacija 100% yra dėl amžiaus, bet iš kitos pusės yra ir dėl kainos. Tai kas yra gerai, kas po truputį visai nueina, ką anksčiau labai matėm. Amžius kirsdavo koją dėl užsienio kalbos žinių. Tai tas dabar jau, tuoj nebebus problema, bent jau su anglų kalba. Gal prasidės problemos su rusų kalba, bet neprasidės. Tai dabar yra rinkoje šiek tiek mažiau darbo pasiūlymų, pastebimai. Tai žmonėm, kurie vyresni, šiuo metu bus sunkiau, negu buvo prieš porą metų. Prieš porą metų, kai kompanijos netgi pačios buvo paleidę įvairių perkvalifikavimo programų. Ar jos daro iš altruistinių paskatų? Dažniausiai ne. Dažniausiai verslai skaičiuoja, kad A, man reikia darbuotojų, B, man reikia gero PR dėl kitų darbuotojų arba dėl klientų ir tas vyksta. Bet jeigu nebūtų to trūkumo, tai turbūt nebūtų, kai kurie būtų ėmėsi to, bet tiek daug, kiek matėm, tai tikrai ne. Tai taip, šito mes klausimo kaip rinka tikrai neišsprendėm ir toli gražu nėra dingusi diskriminacija, bet jinai tikrai nėra akivaizdi. Aš neatsimenu, kada mes su bet kokiu klientu būtume turėję kalbą arba apie amžių, arba apie lytį. Prieš 10 metų galėčiau vardinti logotipus. Dabar tikrai mažiau. Tas yra gerai, visuomenė progresuoja. Bet kitas momentas, kuris yra, pavyzdžiui, kalbant apie lyčių atlyginimų skirtumus,
Neseniai irgi buvo vienas straipsnis, kad, mes vis dar ne ten, pas mus skirtumas apie 13%. Reikėjo pakomentuoti vieną žiniasklaidos priemoniai, aš pasižiūriu Vakarų Europą, Švedijoje 17% skirtumas, Vokietijoje ten irgi panašiai, reiškia, mes jau juos esam aplenkę, gerąją prasme, bet vis dar save kažkaip plakam, kaip čia mes kažkokie netokie. Palaukit, žiūrėkim kontekstą. Tai mes jau turbūt aplenkiam tą šalis, kokie švedai, kiek jau ten 100 metų turbūt siekia lygybės viskame kame. Ir mūsų atlyginimų skirtumas yra mažesnis negu jų. Tai gal ir pasidžiaugim dar. Bet čia man visada iškyla klausimas, ar mes lyginam tose pačiose pozicijose? Ne, beje. Jeigu lygintum tose pačiose pozicijose ir gautum skirtumą, tai tada būtų labai blogai. Bet lyginama yra vyro atlyginimas. Ir norėjau pasakyti, kad čia turbūt natūraliai yra taip, kad po motinystės pasivyti tą gepą yra pakankamai sudėtinga ir tas natūraliai vyksta. Tai aš būtent tą ir sakau, kad tam tikras skirtumas turbūt yra užkoduotas viskame kame, genetikoje, motinystės atostogose. Įmonėms sunku planuotis, kad ypač C-level pozicijų, kai tęstinumas yra toks neaiškus, ar ne, tai nėra idealu, bet tai vyksta, tiesiog reikia kalbėti apie faktą, kuris yra. Todėl lyginant identiškus darbus ir pagalyti, jeigu rastum skirtumų, su tuo tai reikia tikrai stipriai kovoti, jeigu tu randi overall šalyje, kad visi vyrai vidutiniškai uždirba šiek tiek daugiau už visas moteris, tai tas yra Švedijoje, Vokietijoje ir beveik visur, nes dėl visų tų dalykų, kuriuos kalbėjom. Ir šiaip turbūt reikėtų pasižiūrėti, kokius darbus daugiau renkasi vyrai ir moteris, kad moteris daugiau vis tiek renkasi ten slaugą, kažkokią vaikų ten priežiūrą, vaikų darželio auklėtojų. Visos tos priežastys kartu susideda ir skirtumas gaunasi. Jo. Taip. Tai Vyteni, jeigu taip šiek tiek grįžtant irgi prie rinkos ir tų pačių patarimų, ką irgi minėjai, kad žmonės vis dar įsivaizduoja, kad išsiųsiu vieną CV, po savaitės jau turėsiu naują darbą, daug kas irgi nesiruošia ir negalvoja apie tą keitimą. Nuo ko man dabar kaip kandidatui reiktų pradėti pasiruošti, sugalvojus, kad man reikia to pokyčio kažkokio. Užtenka gražaus CV? Jeigu tas tavo CV gražus ir guli tavo folderį, tai neužtenka. Čia kaip su ta loterija. Nori laimėti bilietų, turi pirkti ne vieną. Šiaip tai geriau loterijos nedalyvauti, bet ne apie tai. Tavo CV pagrindinis tikslas, aš sakyčiau, vos ne vienintelis, yra gauti susitikimą su darbdaviu. Kaip tas CV pas darbdavį pakliūna, yra ne vienas kelias. Vienas kelias yra pro paradinės duris. Darbdavys paskelbė skelbimą, tu ją atitinki, tu išsiuntei, tave pakvietė. Valio. Bet kaip mes žinom, žmonės mėgsta laipioti pastatus ne tik per paradinės duris. Ir aš labai už tai. Gal to įmonėje dirba tavo pažįstami. Tu net patikrink LinkedIn. Ir didelė dalis žmonių neišnaudoja LinkedIn kaip kandidatai ieškantis darbo. Čia apie rekruterius nekalbu, jie ten kiaurai nardo, viską mintinai moka. Bet žmonės nesupranta to, nėra pabandę to tinklo galios. Dabar Lietuvoje beveik tu kiekvienoje įmonėje gali rasti savo pažįstamą, kuris ten dirba, ir dar vieną, kuris ten dirbo. Ir tau įdomi įmonė X. Tu nori ten dirbti, nes atitinka tavo, ten ieško tokių kaip tu specialistų ar vadovų, tai tu gali susirinkti ne tik informaciją žmogaus, kuris ten dirbo, kuris tau tiesiog papasakos. Bet tu nežinai, kad jis ten dirbo, nes tu netikrinai LinkedIn. Bet ir paprašyti kito žmogaus, kuris ten dirba, kad tavo CV nuneštų ten ant stalo, kam reikia. Nes tavo CV tikslas, kad tu gautum susitikimą, o tada apie save jau papasakosi taip, kaip tu moki. Tavo CV nueina iš karto su didesniu svoriu, jeigu jį atneša mano kolega. Ten sako, pakalbink mano pažįstamą, jisai nori pas mus dirbti, žiauriai geras. Tai čia nėra jokio užtarimų ieškojimas. Čia yra tiesiog normali rekomendacija. Žmonės labai neišnaudoja to.
Tikrai daug kam yra. Manai, kodėl neišnaudoja? Vėlgi, man baisu skambinti Ievą ir sakyti, ar tu gali mane parekomenduoti šitam bankui. Ką Ieva apie mane pagalvos? Tai ką, tu pats nieko nesugebi? Kam aš tau reikalinga, kad kažkur tave užtarinėčiau? Aš taip nuoširdžiai galvoju. Ir kitą dieną jau užsideda pardavėjo kepurę ir paslaugas, kaip pardavinė, sako, Ieva, suvestų kažkuo, kam pas jūs galiu parduoti savo paslaugas, nes, mano toks darbas. Paradoksalu. Bet taip yra. Šiaip man labai šitą situaciją priminė, kai aš savo pirmųjų darbų ieškojau ir aš neturėjau pažįstamų ir LinkedIno nebuvo, tai aš tiesiog atspausdindavau CV ir nuneždavau tiesiai į darbovietę, kad jau tikrai patektų pas ką reikia. Ir, pavyzdžiui, užsienį labai populiaru net video nusiųsti, kad kažkokiu būdu tu išsiskirtum, kad tik tave pastebėtų. Kaip Lietuvoje, pavyzdžiui, žiūri tokius dalykus, gal jau nesibeldžiam į įmonės, bet, pavyzdžiui, jeigu ten video ar kažkokiu kitų formatu. Aš tai žiūrėčiau fantastiškai, jeigu man atsiųstų bet kokią formatu tokiu kandidatas video į mūsų įmonę, aš tikrai su juo susitikčiau. Nes tai jau rodo, kad žmogus mąsto kūrybiškai, nebijo daryti nesąmonių, gerąją prasme. Bet kad būčiau tokių atvejų girdėjęs Lietuvoje daug, tai ne. Jo, internetai pilni, ten pizzą nusiunčia, HR atsidaro su CV, žinai, ten tokių yra labai fainų. Bet kadangi ten gal labai didelis pasaulis, tų atvejų sukrenta mes pamatom. Lietuvoje nelabai daug teko girdėti. Aš dabar atsiminiu, senais laikais tikrai dar kai neždavo tos CV, tai esam gavę į CD įrašytą ir ant CD atspausdinta. Kaip dabar atsimenu vizualiai, neatsimenu nei ką žmogus darė, bet tas buvo toks sportinis interesas ir čia praėjo, turbūt 10 metų mažiausiai ir galvoju, tikrai buvo kažkas kitokio. Bet taip, kalbant su tais pačiais klientais, tai nuo ko ieškoti, kaip čia ką pradėti ir visada sakau, kad gerai, išsiunti CV, tai pasižiūrėk LinkedIne, gal tas pats žmogus, kurio kontaktas įdėtas, parašyk jam žinutę, paklaus, kaip sekasi atranka, gal ten kažkokių turi klausimų. Ir tarsi man atrodo savaime suprantama, nes tu jau turi kontaktą žmogaus ir tau tiesiog reikia paieškoti ir visi nustemba ir sako, o čia taip galima. Tai va čia turbūt mes... Duot savo leidimą reikia visų pirma. Kas blogiausia nutiks? Neatrašys gal tau. Taip. Ir nieko. Liksim lygiai ten pat, kur esam, ir nieko nepasibloginsim. Bet aišku, yra vis tiek, vėl mėgstam į savęs strėlės biškį palaidyti ir sako, bet tai aš čia dabar jau pasirodysiu kaip labai desperate, jau čia, kad man baisiai reikia. Sakau, tu negali kontroliuoti, kaip tavo žinutė supras. Kiek yra žmonių, tiek ir tų interpretacijų bus. Bet aš klausiu, pas kokį žmogų tu norėtum dirbti. Nes kompanijai dabar nuo sekančio darbo tave ir tą kompaniją skiria kažkoks tai žmogus, kuriam šiandien labiausiai skauda, kad tu ten nedirbi. Tai dažniausiai vienas žmogus. Labai retai du, bet vienas yra tavo būsimas tiesioginis vadovas. Jam šiandien blogai, kad tu ten nedirbi, nes jeigu dirbtum, padarytum daug gerų dalykų ir jam būtų lengviau gyventi ir penktadieniais nedirbti. Kitas žmogus dažniausiai yra tas, kuris, jeigu tai yra atvira pozicija, tai yra HR-as, rekruteris, kuriam reikia, ta rakštis, tą poziciją uždaryti reikia. Tai aš sakau, tas kelias į darbą yra dažnai per konkretų žmogų ir aš dažnai skatinu, sakau, tu pasižiūrėk to įmonėj, kas bus tavo vadovas. Pagal tavo sritį, kartais ten nelabai aišku, nes keli gali būti, ar ne, didesni departamentai, fair enough. Bet sakau, tu bandyk, tai aš jam parašysiu, būsiu labai desperate, kažkoks čia išmaldos, prašau, sakau, palauk. O pas kokį tu žmogų nori dirbti? Pas tokį, kuris taip interpretuos tavo žinutę? Ar pas tokį, kuris sakys, šitą iniciatyvą visai nebloga man, išgeriam kavos. Sakau, jau tau natūrali atranka įvyks. Jeigu jisai galvos, kad tu čia kažkoks frikas, tai tu net nenorėjai pasidirbti anyway. O tada kai kurie atsileidžia tiksliai. Gerai, nuspėmė, žinai. O gali būti riba, kur jau užspėmina ir jau tada jau įsijungia tas, kad ir bet kuriam atrodys desperate? Gali, nes žmonės visi į bet ką reaguoja per save. Kiek žmonių, tiek yra ir nuomonių. Kaip reiktų daryti. Kaip aš reaguočiau gavęs tokią žinutę, arba kaip aš reaguočiau, kaip aš jaučiuosi rašydamas, kadangi žmonės yra skirtingi, nėra vieno, čia kaip anksčiau sakydavo, CV turi tilpti vieną lapą taškas. Tada atvažiuoja įmonės iš UK
samdo žmonės Lietuvoje ir sako, jūsų CV tai yra tragedija, čia nėra gerų kandidatų. Neturit patirties. Kodėl? Nes visi CV yra vienas lapas. O tai kaip dabar reikėtų daryti? Tai vat, tame ir esmė, kad nėra atsakymo. Nes klausimas yra toks, kaip interpretuos tavo CV ta žmogus, kuris spręs. O tu nežinai. Todėl yra tokie gal pagrindiniai basicai. Siunčiant kažką, va taip šaltai, arba netgi va LinkedIn profilį savo atnaujinant, aš sakau, nepamiršk tavo CV, pagrindinis tikslas, kad jį sudomint, skirti laiko tau susitikimui. O kas žmonės sudomina? Tikslinė patirtis, kad tu atitinki ar net, ten turi matytis. Bet dažnai mes matom, kad žmogus savo CV jau parašęs asiumina, kad kita pusė jau supras, ką jo įmonė veikia. Ką jo titlas reiškia. Ir kokia apimtis jo darbų ir ką jis nuveikė. Nu ne, sakau, viskas turi būti labai aiškiai parašyta. Nėra dar tos teorijos, kad per 30 sekundžių turi būti aišku. Manau, kad yra, nes visi taupo laiką. Tai kažkur staiga... 7. Aš irgi norėjau sakyti, 30 jau čia labai dosnu. Čia jau sekantis filtras, kur jau, kaip sakant, jau pasidėjai tą krūvelę dar pasižiūrėti ir jau tada skaitai. Tai, tą reikia turėti omeny, kad tu turi atsakyti pagrindinius klausimus, kad sudominti, ir atsakyti klausimus, kurie gali kilti iš kitos pusės. Pavyzdžiui, o kodėl čia taip dažnai darbus keiti? Kažkam gali. Reikia įdėti reason for living. Jeigu ten normalios priežastys, tai geriau nepalik, kad žmogus darytų prielaidas, o atsakyk į tos klausimus. Ir kaip ten tikėkis geriausio, bet CV jau čia gal visai paprasti dalykai, bet tai nėra vieno atsakymo. Ilgas, trumpas, žalias, raudonas. Aš tai sakau, suprast, kad žmonės bus skirtingi, bet kai kurie dalykai veikia visus žmonės. Kažkas turi patraukti akį per 7 sekundės. Tai gal didelėm skirtingom spalvom, ten 3 žodžiai kažkokie. Pakalbėkime apie ChatGPT. Naudot jį CV sudarimo ar ne, nes dabar jau tokie sklando kaip mitai, kad jau matosi, kur yra ChatGPT įtaka, kur padarytas CV ir jau tokius jau atmeta. Ir kad ChatGPT skenuoja CV ir automatiškai filtruoja. Va. Jo, reikia kurti robotą, kuris už tave aplikuos ir bendraus su įmonės ChatGPT ir jie galiausiai nuspręs, kad tu vertas finalinį pokalbį. Dabar mačiau jau bus ir pasidėrėję dėl atlyginimų. Gali produktus įdėti prie krepšelį, tai gal neužilgo toks irgi bus. Manau, kad tikrai bus, jeigu dar nėra, bet ChatGPT vėlgi, o kas tavo CV skaitys? Skaitys daug labai skirtingų žmonių. Skirtingose įmonėse. Aš dėl CV neduodu vieno atsakymo, kaip jinai turi būti suformuotas ar kaip parašytas. Aš vėlgi labiau keliu klausimus, ar atsako CV tavo pagrindinius dalykus. Kad tu tinki tai pozicijai ir kažkas turi su tavim gaišti laiką pirmam pokalbiui. Jeigu tai atsako ChatGPT parašytas ir nepaklodė, kur visi tingi skaityti, kodėlgi ne? Tol, kol tai yra tiesa. Jeigu tavo CV rašo Creative ChatGPT, tai tada turbūt... Bet taip irgi yra. Nes daug žmonių šiaip iš tiesų pagražina, bet vis tiek turbūt tas anksčiau ar vėliau išaiškėja. Oi, daug kas gražina ir dažnai, nežinau, nedažnai, kartais ir nieks neišaiškėja. Visi žmonės daro sprendimus ir visi žmonės sprendžia ne tik pagal faktus, pagal jausmą, pagal chemiją, ką nori, tai niekaip mes nei pakeisim, nei reikia tą keisti, kad žmonės visada stengsis parodyti save gražiau negu yra. Čia yra human nature, normalu. Ir čia tas yra ir CV, ir per pokalbį. Tai čia normalu. Aš savo klientam visada sakau, kad jeigu jau tu įrašai kažką į CV, turėk argumentus, pavyzdžius, istorijas, kaip tą galėsi pagrįsti, apsiginti per pokalbį, nes jeigu CV bus milijonas klaidų, elementarus pavyzdys, o tu pasirašęs, kad attention to detail, jau kažkur mismatchas yra ir kils daugiau klausimų negu atsakymų. Taip. Geriausias ilgametis pavyzdys, kaip visi meluoja CV, yra įrašyti Microsoft Excel įgūdžiai. Visi ten juos yra įrašę ir beveik nieks nemoka naudotis. Išskyrus super primityvius 3 dalykus.
O Vyteni dar kas nors rašo ir skaito motyvacinius laiškus? Tokius, kur copy-paste anksčiau, o dabar ChatGPT tai neskaito, bet dar rašo. Bet vėlgi, aš žiūriu motyvacinį laišką ne tokį, kur dar prisegu šabloninį laišką. Ne, aš galvoju, kad motyvacinis laiškas turi eiti žinute tam tiesioginiam vadovui, su kuriuo komunikuoja, ar ten rekruteriai HR, kuris neturi būti šabloniškas per se, bet kuris aiškiai parodo tą motivaciją, kad aš noriu susitikti ir dėl ko noriu susitikti. Ir turbūt neprisegtas, o parašytas laiške. Aš tai taip daryčiau, bet dėl to, kad aš taip skaitau laiškus. Aš pradžioj pažiūriu, kas man parašyta prieš žiūrėdamas į attachmentą, bet kitas žmogus nėra vieno recepto. Kas yra, tai yra matyti keli principai, kur įdėtas įdirbis darant kažkokį pasiruošiamą į darbą, kam to įmonė iš vis rūpi, kad aš ten dar nedirbu ir kas apsidžiaugs, kad aš pradėsiu dirbti. Ir kaip tu iki to žmogaus patenki, ar per paradinės duris, per langą ar kaminą, kol viskas yra normalu. Tiesiogiai rašyti yra normalu, gavus numerį paskambinti yra normalu, paprašyti pažįstamo, kuris ten dirba, kad parekomenduotų normalu, tada jo paprašyti po savaitės, kad eiktų ten jam dar primink. Man atrodo, viskas normalu. Ir jeigu kažkam atrodys, kad tai yra per daug ar desperate, fine. Kas yra žymiai blogiau, kai tu galvoji 3 savaitės apie veiksmą ir tada vieną padarai ir tikiesi stebuklo. Ir tada galvoji, kad čia rinka ne ta, aš niekam tikęs. Čia yra blogiau negu 3 savaitės visiems iš eilės skambint, rašyt, pietaut kviest, vakarieniaut kviest ir tada sakyt, biški čia jau perstengiau, jau čia visi žino, kad darbo ieško. Tai man atrodo, šitas yra žymiai geriau, nes anksčiau ir vėliau tu surasi kompaniją žmogų, kuris šitą entuziazmą sakys, va tokio žmogaus aš noriu, nes čia kas tu esi. Tai 2 ekstremumai, bet aš žymiai labiau renkuosi tą proaktyvų, su entuziazmu, su nesureikšminimu per daug, kad šitai kompanijai aš taip tikau, išsiunčiau tą vieną CV ir jie manęs nepasirinko ir tada gyvenimas per trumpas, eik toliau, žiūrėk, neužsisuk tame ir atsimink, kad labai daugam taip yra. Tu ne vienas, niekos tam blogai nėra, tol, kol tu veiksmus darai, kol tu tik sėdi tose sultyse, vis galvoji, kaip čia nesusiklosto man, ir tokių irgi yra pilna, bet tada bent jau žinai, ką daryti, dėtos žingsnius ir tada kažkaip ir tas stresas susitvarko, nes tu kažką darai. Jeigu tik galvoji, sunku. Kiek užtrunka atranka dabar vidutiniškai? Atranka, kuri yra daroma proaktyviai, kai ieškoma kandidatų, jie interviuojami, tada klientas juos interviuoja ir iš viso kandidatų visos imties atsirenka vieną, užtrunka 2 mėnesius. Vidutiniškai, čia per daugybę. Tai po 2 savaičių dar galiu nepanikuoti, kad manęs niekam čia nereikia. Absoliučiai, šiaip geriau nepanikuoti nei 1,5 metų. Tada žymiai didesni šansai, kad baigsis šitas ciklas ir tada nes panika dar darbo daugam nesurado. Bet tai 2 mėnesiai čia žiūrint iš kompanijos perspektyvos. Tada dar žmogus, jeigu dirba, atidirbinėja dar mėnesį ir tik tai tada startuoja. Tai jau ir 3 mėnesiai. Bet aš tai iš vis nedaryčiau jokių išvadų, jeigu vėlgi grįžtam prie to. Trukmė laiko man yra nesvarbi. Man yra svarbus veiksmų kiekis ir veiksmų kokybė. Tai aš daugiau klausiu ne per laiką, bet kiek tu ko padarai. Jeigu per tos 3 savaitės pakalbėjai su 30 žmonių, kurie yra tikslinė tavo auditorija ir dar turėjai kažkokią tai interakciją ir visi sako, ne, Vyteni, tu niekam tikęs, tada 3 savaičių, supras, kad tau reikia kažką daryti. Jeigu tu per 3 mėnesius išsiunti 5 CV, kur tu idealiai tinki, bet nieks savęs nepakvietė, 5 tai yra neskaičius mano galva. Tai bet kokiu atveju didžioji žmonių dalis, su kuriais tenka bendrauti, tikisi, kad ims mane tas darbas ir vėl susiras. Aš sulauksiu to skambučio ir tai yra labai suprantama dėl visų mūsų apkalbėtų priežasčių. Reikia mažiau pastangų, reikia mažiau save kažkaip tai pardavinėti, neįdėjau pastangų ir jeigu nesigavo, tai viskas tvarkoja.
viskas yra suprantama. Bet aš tada mėgstu būtinai pačelendžinti žmogų, sakau, o jeigu tau, sakau, prisimink, kai buvai jaunas ar jauna labai, ar vis dar esi, ir tau paskambintų priešingos lyties atstovas ir pasiūlytų tuoktis. Telefonu, žinai, ir tu apsidžiaugtum? Sako, čia ir durnas tavo klausimas į ten. Sakau, bet žiūrėk, bet tu į darbą, tu dabar tikiesi, kad aš dabar leisiu 8, 9, 10 valandų per dieną nuo šiol ten, kas man šiuo metu, taip susirikios planetos, kažkaip mane susiras. Ir sakau, ir tu priimsi tą darbo pasiūlymą. Sakau, o davai apverčiam. Sakau, tu dabar pradedi galvot, kad tu nori išsirinkti geriausią savo variantą, o norint geriausią variantą išsirinkti, dėja, tenka pavaikščioti pasivatymus, kurie labai nuvilia. Bet tu tik tada žinai, kad kai atsiranda tų gerų variantų ir dar jeigu tu gali rinktis, tada tu sakai, wow, dabar aš tikrai žinau, kad šitas darbas ir tada tu tą pasiūlymą, kurį dabar būtum gavęs, tu būtum taip atmetęs turbūt, kad net nesidarytum. O, sako, when you put it that way, įdomu. Bet sako, čia dirbti reikia, sakau, nereikia. Aš tik tai sakau, kad tikimybė, kad tu būsi laimingesnis tam darbe yra didesnė, jeigu tu būsi įdėjęs pastangų ir tu žinosi, ko tu gali tikėtis, ką tu gali atmesti. Kai tu renkiesi iš kelių pasiūlymų, tu ir dėriesi visai kitaip. Ir ateini su pasitikėjimu, kad tu žinai savo vertę ir tu tam pačiam darbe po to, jeigu tau ten nesigauna, tu nesilaikai jo įsikibęs. Tai turim tokių įdomių diskusijų, bet jos dažnai eina link to, kad velnias, ten čia dirbti reikia. Čia pastangėlių reikia. Aš gal pastebėjau, ką iš klientų, kad tie, kurie jau turi patirtį kažkokią darbinę, ar automatiškai jiems jau ir nebe 20 kažkeli metai, kad jie nebeturi tokio entuziazmo, tiek daug pastangų įdėti. Ir man tada kyla klausimas, kaip tam žmogų suvokti, užsikabinti ir atrasti tos vidinės energijos, kad jam vis tiek reikės įdėti tų pastangų. Kaip ir sakau, gan retas nusiteikia visam šitam reikalui ir dėl to labai gerai tiem, kurie nusiteikia, nes man atrodo, jie dažnai išsiskiria iš minios. Kažkuriuo tai momentu ilgai, jeigu tu ieškai darbo, dedi kažkiek pastangų, tu dažnai iki ten nueini. Jau po to iš reikalo. Nes jau tada jau visi žino, kad aš darbo ieškau ir aš ieškau per ilgai, nes visi matuoja trukme, ne veiksmais, kuriais aš matuočiau. Tai žiūrėk, jau čia kelis mėnesius nieko nesirandu, jau čia man ir ten ar draugė, ar draugas, ar žmona, ar vyras sako, jau čia ir jau man tada reikia įdėti pastangų, bet ne iš tos gausos, kad aš noriu tikrai turėti pasirinkimą, bet iš tos baimės, ką apie mane dabar galvos, kai aš nesusirandu darbą. Tai aš vis kviečiu anksčiau, sakau, dėk tas pastangas nuo day one, žiūrėk, po tų 2 mėnesių turėsi gal daugiau opcijų, bet labai suprantu žmonės, kurie nenori dėtų pastangų, nes dauguma nenori. Čia normalu. Aš labai tikiuosi, kad šitas podcastas įkvėps juos, kad tų pastangų įdėtų bent 3, daugiau. kiekvienam po vieną. Pabaigai taip irgi apibendrinant, tiem, kas dabar sėdi ir galvoja, man reikia keisti darbą. Vienas, ten tavo patarimas. Ką daryti? Keisti. Paprasta. Kodėl aš taip sakau? Jeigu žmogus tikrai žino, kad nori, tai reikia daryti. O jeigu jam atrodo, kad jis nori keisti darbą, tada reikia su savim pasikalbėti. Ką iš tikrųjų nori. Jeigu tu žinai, kad nori, atsakys savo tos klausimus, tu ko tu lauki. Niekada nebuvo taip gerai tą darbą keisti ir lengva kaip dabar. Gerai, prieš 2 metus buvo lengviau, bet visus kitus atgal ne. Tai jeigu žinai, tai pirmin. Bet jeigu galvoji, kad darbą reikia keisti, bet kažkur jauti, kad turbūt ne ten. Nes tokių turbūt yra netgi, sakyčiau, daugiau žmonių, bent jau iš mano patirties, kurie sako, man reikia keisti darbą. Kai paaiškėja, ne darbą reikia. Darbą keisti lengva, bet greičiausiai tu ieškai kažko kito. Ir ten jau yra žymiai sunkiau ir ne mano kompetencija. Bet atskirti atsakymą iš šitą klausimą, ar aš noriu keisti darbą, ar man reikia kažką keisti, čia aš investuočiau laiko. O tada jau, jeigu darbą keisti, tai galim padėti, jeigu keis ne darbą, čia jau kiti svečiai gal padės sekantis.
Čia turbūt ir mūsų bendruomenės ir podcast'o mintis yra padėti žmonėm iš tikrųjų pasižiūrėti tuos du skirtingus klausimus iš skirtingų perspektyvų, tai tam ir kviesim ir sekti, ir jungtis į bendruomenę, kad to suporto galėtume duoti vieni kitiem ir tada lengviau tie atsakymai turbūt ateina. O jau keisti darbą, tai jau ten tada susidėliojus, kaip Vytenis pasidalino, skamba paprastai, jeigu investuoji laiko ir energijos. Tai ačiū tau labai. Pastangėlių. Ačiū. Ačiū tau.